Visi buvome atsidūrę panašioje situacijoje, kurioje pasaulio vietoje bebūtum. Ar pusiaukelėje į kalno viršūnę, ar atsidūręs priešo liniją. Iš tavęs tikimasi, kad būtum susikoncentravęs į tai, ką darai. Tačiau yra akimirkų, kai imi galvoti apie savo mylimus žmonės. Ir yra akimirkų, kai negali negalvoti apie rūpesčius ir atsakomybės, kurie tavęs lauks grįžus namo. Aš nuolat nerimauju dėl savo šeimos. Mąstau, kaip bus man grįžus namo. Aš nerimauju dėl savo šeimos, jaudinuosi dėl kitų žmonių savo gyvenime. Savo žmonos, mamos, tėčio. Nerimauju dėl savęs. Galvoju, kaip man bus, kai sugrįšiu namo. O kas, jei nebesugrįšiu? Mes buvome gerai informuoti apie ginkluotasias karinės pajėgas, apie jų fizinius iššūkius. Išbandymus protui. Apie tai, kokie sunkus reikalavimai pratyboms. Tačiau vienas sritis, kurioje mums nesiseka, ir tai ne vien karinėse pajėgose, bet apskritai gyvenime, yra klausimas, kas mes esame dvasiškai. Iš mūsų tikimasi, kad įspręsime problemas savo asmeninėme gyvenime, bet kartais to padaryti neįmanoma. Ir tada savo gyvenime imi kelti klausimus, į kuriuos negali rasti atsakymo. Kodėl žmonės miršta? Ar yra gyvenimas po mirties? Kas manęs laukia ateityje? Kiek man duota gyventi? Kiekvieną dieną mąstai, kas bus, kai mirsiu? Kur eisiu, kai čia viską baigsiu? Kodėl žmonėms nutinka negeri dalykai? Tai mane sustabdo. Negaliu atsakyti, kodėl, galiu tik sustoti. Dienomis aš būdavau šaunuolis. Mačiau visų aplinkinių problemas, tačiau tikruosius savo jausmus slėpiau nuo visų. Nuo savo draugų, šeimos. Pasiekiau ribą, kai ketinau nusižudyti. Grįžęs namo pasiėmiau migdomųjų ir įsipyliau brendžio. Galvojau, mano gyvenimas tikra makalynė. Tai netoks gyvenimas, kokio aš norėjau. Viskas eina vis ratu ir ratu. Uždaras ratas. Tuo metu pas mane užėjo sesuo ir paklausė, ar viskas tvarkoj. Atsakiau, taip, viskas, kaip visada. Bet jis žinojo, kad taip toli gražu nėra ir papasakojo man apie Alfą. Netrukus suvokiau, kad visas mano gyvenimas tarsi koks malūnas. Kas kartą ko nors pasiekęs, nedelsdamas ieškodavau naujo iššūkio, kito nuotykio. Armijoje, ar bendraujant su žmonėmis, geriant, ar viliojant moteris. Tačiau, kai tik ką nors pasiekdavau, kiekvieną rytą pabusdavau su mintimi, kad aš vis tiek esu tuščias, nepatenkintas, neatsakęs į gilius manyje esančius klausimus. Ir pagalvojau, ar gyvenime gali būti daugiau nei tai. Susidūręs su iššūkiu dėl Dievo buvimo, suvokiau, kad jis buvo visiškai nepažįstama, mano gyvenimo dalis. Jaučiausi pasimetęs. Ir vieną vakarą labai nustebau supratęs, kad priimti Jėzų yra atsakymas, kurio visą laiką ieškojau.